Psichiatrinė ligoninė, priėmimo skyrius. Labadiena. Labadiena. Man atrodo, išprotėjau. Balti arkliai man. Nu, tai kvieskit greitąją. Tai vėl malkų gaus. Kvieskit greitąją. Tai greitoji bijo važiuoti pas manęs, aš agresyvus labai. Labai mušuosi stipriai. Nu, tai iškvies policiją. Tai ką, jie kaziolai? Alio. Taip, klausu. Sakau, man yra blogai psichinė būklė. Tai gerai, jūs kvieskit greitąją. O aš kviečiu jūs, teta, prašau ateiti. Ne, mes nevažiuojam niekur. Pas mūsų automobilio nėra važiuoti. Iškviesiu taksi. Mes nevažiuojam niekur, suprantat? Teta, man blogai. Tam yra greitoji. Aš žinau, man blogai. Kvieskit greitąją. Du pagalba. Labadiena. Sveiki. Pas mane bėdos. Taip, klausom, kokios bėdos. Ėjau per tiltą, įkritau į upę ir paskendau. Ir ką padarėt? Paskendau. Kada čia taip jums nutiko? Kitados, prieš pusę valandos. Ką reiškia paskendau? Išėjau anapilin paskendęs, pilni plaučiai vandens, kvėpuot negaliu, esu dugne upės. Jūs čia rimtai? Tai kaip jūs mums skambinat? Iš kito pasaulio. Dugno upėje skambinat? Taip, iš mirusiųjų pasaulio dugne upėje. Viso gero. Viso gero. Labadiena. Labą. Ar čia būrėja Vaiva? Nu ne. O kam čia paskambinam? Nu, čia ko gero pagal skelbimą, kad knygą tokią parduodu. Ai, tai jūs nebūrėja Vaiva? Nu, tai kaip matai. Ko žinau, gal transas, vis tiek Europa. Nu, jauni. Nu, kaip sakant, jūs gal vyresnio amžiaus, aš esu jūsų čivako davęsis. Tai nėra blogai. Gerai, davai. Davai. Labadiena. Domina masažas. Taip, prašau. Kaip ten viskas vyktų pas jūs? Nuogų kūnų, kūnas į kūną, rankomis, krūtinę, galima lies bučiuot kūną, pabaiga ranka arba krūtinė. O jeigu, tarkim, į gerklę baigti? Gerklę kitoj vietoj baigsim. Kur, vokzale? Maibachai, tu čia neskambink. Jis tis nori, tai ir skambinu. Lelė. Noriu, kad nekambariuką mažą. Čia astrologija? Ne, čia astrologija, sako. Erotinis masažas, nu. Alio, nelabai girditės. Girdžiu. Į nakvynės namus paskambinam? Taip. Ar yra vietų? Kaip suprasti vietų? Nu, vietų, kur permiegot, ir pas jūs ten ką karaokė vyksta vakarais. Karaokė pas mus nevyksta vakarais. Tai sakau, permiegot. 6 valandą vakaro galite ateiti, jeigu jūs registruotas Vilniaus miesto savivaldybė ir nėra kur gyventi su viena tašyti iki ryto, mes galėsim jūs priimti. O jeigu atvykčiau su bobom keliom? Ne, negaliu. O jeigu... Bendram salė. Galit ryt, galit rytoj, galit šiandien. O jūs šitą klausykit, o jeigu, tarkim, damokėčiau pinigėlių išėtų gal atskirą kambarį? Jokie pinigus pas mus nemokam, čia savivaldybės pastatas. Tai gerai, tai aš labai daug ką pažįstu savivaldybei. Tai labai gerai. Jūs iš vis žinot, kas aš toks? Kas čia skambina, jūs įsivaizduojate ar ne? Ne, nežinau, kas jūs toks, jūs tik prisistatėte. Tai aš galiu prisistatyti, aš esu Lietuvos legenda. Malonu. Jūs Lietuvos legenda. Tai Aš dabar. viską atsakiau jūsų klausimus, ar dar ką? Paskutinį klausimą turiu. Taip. Ar esate gulėjęs Durhatoj pats? Kaip sakot? Ar esat gulėjęs Durhatoj? Aš negirdžiu, ką jūs šnekat? Ar esate gulėjęs Durhatoje? Ponas, tokius klausimus mes neatsakom, viso geriausio. Viso gero. Labadiena, žiūrėkit, dėl vairuotojų pažymėjimų skambiname. Klausau jūsų. Domina, reikalingas, nes ir laisvalaikiu, ir darbui. Tai ar jums pasikeisti jį reikia, ar kaip, nelabai supratau? Nu, aš dar neturėjau, kadangi esu išgirintis. Tai ir motyvacijos mažai ir laiko.
Ko jums reikia? Norit susigrąžinti teisę vairuoti? Noriu turėti teisę vairuoti, kadangi tai yra kieta, tai yra patogu, tai yra modernu, šiuolaikiška. Kuriam laikui jums buvo atimta teisė vairuoti? Aš dar neturėjau, esu pakankamai jaunas. Tai kreipėtės į vairavimo mokyklą ir pasibaigėte ją ir laikote egzaminus registroje. Klausykite, egzaminus laiko galbūt kokie 10-okai mokykloje. Aš esu, kaip čia pasakyti, aš skambinu jum, aš kreipiuosi į jūs. Kokiu klausimu skambinate? Aš jums 3 kartą kartuoju, kad aš noriu turėti vairuotojo pažymėjimą. Ar jūs esate jį kada nors turėjęs? Ne, aš turiu tik baltą bilietą šiai dienai. Tai kreipėtės į vairavimo mokyklą, pasibaigėt vairavimo mokyklą ir atvykstate į registrą laikyti egzaminus, po egzaminų gausite vairuotojo pažymėjimą. Žiūrėkit dabar, gerai, o jeigu aš prašau pas jūs, kad mėnesiui duokit, jeigu aš prasilaksiu, galėsit atimti. Na, mes tokio varianto neturim, mėnesiui vairuotojo pažymėjimo dėja. Tai žiūrėkit dabar, aš esu jaunas pilietis, perspektyvus, gabus išsilavinęs. Jūs dirbat valstybiniai įmoniai ir aš dabar esu ant ledo. Aš negaliu nei vairuoti ir dar esu pažemintas. Tai išsilaikykite vairuotojo pažymėjimą ir vairuosite. Išsilaikiau, duokite. Užsakinėkite, jeigu išsilaikėte. Vairuotojų portale arba atvykęs į registros padalinį. Tai aš jums sakau, aš išsilaikęs. Reikalauju suteikti vairuotojo pažymėjimą. Na, jūs neįsidirbinėkit, ponas, iš manęs, gerai? Gerai, atsiprašau, tada atsiprašau. Klausimus atsakiau. Все, ačiū. Kažkaip labai keistai pokalbis. Esu alkoholikas. Tai esate praradęs teisę vairuoti, ar kaip yra? Ne, nu viskas gerai, teta. Tiesiog pasiklausiau, ar jūs galite suteikti pati asmeniškai man išskirtinę tvarką bei išimtinę tvarką. Be abejo, kad ne. Nu tai ką man tada direktoriui skambint? Jūsų valia. Dėkuoju už pokalbį, ganėtinai malonu buvo. Viso geriausio, sėkmės jums. Viso gero. Duokit komentaruose idėjų, kada skaito rangovus. Labadiena. Labadiena. Domina mokslai. Taip, klausau jūsų. Kokie mokslai domina? Kurios klasės? Na, pradėkim gal nežinau, nuo 5 ar nuo 9 pas jūs tenais. Šiaip tai nuo 0 klasės, netgi darželinuką mes turim atskirai darželius. Tai jeigu, tai o jeigu iš tikrųjų, tai kurie domina, kuri klasė? Nu, man reikia pavai 12 kažkaip, jau metas turbūt, Europą vis tik tai. Taip ir neišgirstu atsakymų jūsų. Sakau, noriu pabaigti 12 klasių, ar pas jūs yra tokia galimybė? 12 klasių, ne, žinokite, 12 klasės neturime, pas mus yra nuo 0 iki 9 klasės, 9 klasė yra vyriausia šiuo metu. Tai 12 klasę tada reikėtų būti palūkėti. Aš 7 išėjau, prasilakiau. Tai tvarkoj, tai tada jums ne iki 12 klasę reikėtų į 8. Nu tai pas jūs 8 dar yra, tai kokios sąlygos, kaip kas? Yra 8 Antakalnyje, tai galite atvykti į susitikimą, sutartų metu, tai tokiu atveju plačiau papasakočiau, galėčiau aprodyti mokyklos patalpas. Gerai, bet šiandien aš užimtas, šiandien važiuoju pas ukrainietės džigi, tai gal tada rytoj paskambinsiu. Tai puiku, galite tuomet rytoj paskambinti, susiderinsim rytoj tinkamą laiką. Gerai, varau gert Viagros, iki rytojaus. Gerai, sėkmės, iki. Сėkmės, va čia tai mokyta. Приветик. Здравствуйте. Интересует массажа? Да, спрашивайте, что вас интересует? Ну так как, если нету интима, то как это было бы? Ну, а так и было бы. Где кончать могу? Ну, labadiena. Labadiena. Dėl slyvos. Taip? Sakau, dėl slyvos. Nu. Vienu žodžiu atrodo neblogai. Matosi ir pardavėjai. Maibachas, užvažiuok, pagersim biškį. Maibachas, tu čia duodi įrašų, ne biškį? Į TikToką. Nu, seniai neslėpsiu, darbas toks yra pas mane. Nu, ble, maladės, tu, na. Ar girdi vaikams skambink, ble, čia rimtiems bakūrams skambini. Все, paskutinis kartas. Girdi, davai šniūras. Давай. Davai.
Laurynas Vaibachas, legendinis TikToko šniūras. Labą dieną. Labą dieną. Dėl BMW. Domina, pasakokit. Alio. Masažas. Taip, domina masažas, būtent erotinis šiandieną. Taip. Kokios kainelės ir kaip viskas vyktų. Pusvalandis nuo 70, valanda nuo 120, masažas atliekamas rankomis viso kūno. Tai įsitepsite lubrikantų kažkokiu? Ne, žinoma, ne apie ko čia tas lubrikantas. Yra masažas, nereikia lubrikantų. Nu tai gerai, o atšert galėčiau. Aliejai tam naudojami. Gerai, o tai kur baiginėt galėčiau, tarkim, kokie variantai? Žinai ką, kur tu nori visame pasaulyje, leidžiu tau šiandien, gavai mano leidimą. Visame pasaulyje gali, Nori- tik ne pas mane. Noriu tau įskylę valkatą. Man kokia naida prostitutka. Tai jo, lašik. Legenda Lietuvos interneto, Laurynas Vaibachas. Labą dieną. Labas. Dėl masažo. Taip. Pasakokit, kaip atrodytų jisai. Padėjo raganų, tai daunė.